tie, kurie yra taip patyrę, žino, jog susilaukus vaiko gyvenimas pakinta iš esmės ir galima tik tai džiaugtis, kai abu tėvai įsitraukia į vaiko auginimą ir išlaikymą. Tačiau per dažnai pasitaiko atveju, kad mamos čia lieka vienos. Ir Lietuvoje dėje yra per 40 000 vienišų mamų, beveik 60% jų, jeigu negautų valstybės paramos, gyventų skurdo rizikoje. Ir tai nėra tik sausi skaičiai. Tai yra tūkstančiai moterų, kurios kasdien renkasi tarp būtiniausių reikmių vaikams ir tarp savo poreikių. Taip dažnai jas lieka socialinėje atskirtyje, o darbdaviai jas vis dar žiūri su nepagristu nepatiklumu. Tai 1000 moterų projektas, kuris subūrė kol kas 500 moterų, kurioms reikėjo pagalbos grįžtant į darbo rinką ir 500 mentorių, kurios joms padėjo. Tai 1300 išeina. Taip ir gaunasi. Taip. Ir šiandien pas mus laidoje ir svečiuojasi viena tokia pora. Projekto dalyvė Jurga Raizgienė bei jos mentorė Milda Hernandez. Labas vakaras. Labas vakaras. Smagu ir dėkojame, kad atvykote. Tai pirmas klausimas ir būtų abiems vienodas, kas jūs atvedė į 1000 moterų projektą. Jurga, jūs kaip dalyvė ir jūs, Milda, kaip mentorė. Aš tai buvau suinteresuota gauti daugiau informacijos apie savo veiklos vystymą, plėtimą, taip pat ir gal netgi kūrimo pradžią ir pasidalinimą patirtimi žmogaus tuo, kuris tai išgyveno ir patyrė. Jums? Mane tai projekto prasmė ir pati vizija. Aš ir iki to laiko dirbau su dideliu kiekiu moterų, kurios sprendė irgi savo gyvenimo iššūkius, norėjo keisti kryptį ir panašiai. Tai kaip mentorė jau turėjau patirties. Ir šitas projektas man pasirodė toks be galo prasmingas, padėti ypatingai pažeidžiamų grupių moterim išpildyti savo tam tikrus tikslus, įgyvendinti svajonės, pakeisti savo gyvenimo kryptį. Tai man kaip moteriai buvo tai irgi labai aktualu, nes aš pati turėjau tokios krizinės savo gyvenimo patirties, kuomet reikėjo išspręsti gyvenimo iššūkius ir kas man labiausiai padėjo, tai žmonės, kurie tuo metu turėjo daugiau patirties už mane, pasidalindami savo žiniom ir taip aš pati atsidūriau savo veikloje, savo mentorystėje ir kitose dalykuose. Tai Jurga, atėjote su gana konkrečiu tikslu, ko šioje programoje ieškojate. Ką ten gavote? Galbūt po to gyvenime ir buvo kažkokių tai pokyčių susijusių su tuo? Pokyčiai gyvenime tai labai dideli ir akivaizdus. Tiesiog drąsiau ėmiau reikšti socialinėje erdvėje su dėka Mildos paramos, pagalbos, palaikymo, tiesiog daugiau pasitikėjimo savimi ir tuo, ką aš darau ir ką noriu transliuoti kitoms moteriams. Nelikit vienos, nes tos, kurios augina vienos vaikus, tiesiog būna daug sudėtingų situacijų, tai mes galim viena kitai padėti. Tai papasakokit daugiau apie savo veiklą, ką vystote ir kokie pokyčiai buvo būtent po programos. Būriu moterų susitikimus apie mūsų kasdienybę, apie verslus, hobius, pomėgius ir taip pat apie tą dėmesį savo, kurio dažniausiai pamirštam besirūpindamos kitais vaikais ir aplinkiniais, darbai, namai ir visa kita. Tai tiesiog, kad atsisukti į save patį brangiausią žmogų žemėje ir pasirūpinti savimi. Tai būtų tiek. Milda, čia iš dalies kaip ir atsakė, bet ką jūs pasakytumėt skeptikam, kurie sako, tai tą darbą čia nori ir atrandi, kodėl yra svarbu ir kartais reikalinga ta papildoma, tas petys papildomas? Aš tai pasakyčiau, kad labai svarbu moterim, ypatingai dėl to, kad mes lietuvės tai turim tą bruožą, kur viską mokam, bandom, galim pačios ir jeigu ir nesigauna, vis tiek atrodo, einam, darom ir kažkaip tas lūkestis atrodo net iš visuomenės yra sukeltas, kad tu turi kažkaip tai išsispręsti pati, ar ne? Ir kitas dar svarbus toksai dalykas, kad įprastai mūsų aplinka mus pažįsta kažkokią tai formą. Ir jeigu mes nusprendžiam kažką savo gyvenime daryti kitaip ir naujo, tai dažnai būna irgi nesuprantama ir tikrai pritrūksta to palaikymo. Gauna moteris irgi ir kritikos, ir įvairių tokių kažkokių tai pašaipų, kad tai ką čia susigalvoji, tai dabar jau kažką čia keisik, tai kam tau reikia, tai visai ne tau. Būk savo vietoj. Taip, būk tu gal savo vietoj, daryk ką darai. Ir aš matau, kiek daug užgesta svajonių dėl to, kad nėra stiprios palaikančios aplinkos. Tai projekto tikslas ir yra pirmiausia suteikti ne tik įrankius, įgūdžius kažkokius, bet tą palaikymą, tikėjimą ir moteris tai labai padrasina ir jos išdrįsta tada žengti tuos pirmus žingsnius.
O kaip atrodo, jūs vat ir dirbote kartu poroje, kaip atrodo tas darbas kartu? Kiek tai truko, kiek jūs susitikinėjate, ar yra kažkokie namų darbai? Taip, tai pats mūsų mentorystės tas laikotarpis, tai truko pusę metų, tarėmės susitikimus, turėjom savo grafiką, tai pradžioje taip kas 2 savaitės, po to būdavo, kad vieną mėnesį, man atrodo, vieną kartą tik tai susitikom vis tiek pagal aplinkybės, bet nuolat palaikėm kontaktą. Tai tas susitikimas yra valanda pusantros trukmės sesija, pokalbis, kur išsikeliam kažkokius uždavinius, kalbam apie iššūkius, kas nesigauna, susidėliojam veiksmų planą, paskui palaikom kontaktą, kaip sekasi, ar pavyksta, ar nepavyksta. Kito susitikimo metu irgi sprendžiam, jeigu kažką nepavyko padaryti, kodėl, ieškom priežasčių ir judam toliau, kad pavyktų dalyviai pasiekti tų rezultatų, kokių jinai išsikėlė pradžioje. Ar galite išskirti kažką, kas buvo vertingiausia ir svarbiausia, ką įsinešėt, ką sužinojot ir gavote iš šio projekto? Tai vertingiausia tikriausiai asmeninė motyvacija, tobulėjimas ir galimybės tiesiog daryti kažką individualiai ir padedant mentoriai būtent išsikeltus tikslus paversti galimybėmis. Žinot, kartais išsikeli tikslą, bet abejoji, pristoji dar, o mentorius, kai yra tiesiog užduotis ir kada tu man pasakyk, parašysi ten, tada ir tada lauksiu, tai neturi kur dėti. Galbūt pabaigai, nežinau, padrasinančių žodžių toms moterims, kurios žiūri, kurios galvoja, kad galbūt reikėtų tą žingsnį žengti, bet nedrįsta, dvejoja ir panašiai, kaip paragintumėte ir į ką atkreiptumėte dėmesį? Aš tai tikrai kviečiu visas pasinaudoti progą ir pasiimti tai, kas yra duodama. Galima gauti žinių, naujų įgūdžių. Geriau tiesiog per tą pačią mentorystę save suprasti, išsigryninti, o ką aš noriu veikti, kuria kryptim aš noriu judėti. Gal, kaip Jurga irgi, mokslus dar kažkokius papildomus pasibaigti, ar ne, gal veiklą keisti, bet pasiimkit visą tai iš tų žmonių, kurie jau praėjo tą kelią ir tikrai mielų norų atiduoda ir dalinasi. Tai tą pirmą žingsnį ženkit, o po to padėkosit pačios savo ir kiek iš kitų dalyvių irgi girdėjau. Tai buvo vienas replika tokia, kodėl aš anksčiau nepadariau, kiek aš laiko išvaiščiau, aš jau seniai galėjau tą padaryti ir tą rezultatą turėti. Tai tiesiog imkit ir naudokitės progą. Čia tikrai geriausias įrodymas, kad aiškumas ateina per veiksmą. Taip, be abejo. Ir būtent bendruomeniai kartu, kaip sakot, yra atskaitingumas, kažkam turi prisiduoti, turi kažką parodyti. Šiais metais projektas dar ir auga, berods dar didesnis negu pernai, ar ne? Taip, tai tikslas yra tikrai šiais metais surinkti bent jau tą 1000 moterų pilna apimtim, nes noras yra gerais dalykais dalintis kuo plačiau. Ir man atrodo, mūsų su Jurga ta misija tokia šiandien ir yra. Parodyti pavyzdį, padrasinti, įkvėpti, kad tie, kurios dar abejoja, tikrai nesiklausytų tų skeptikų, mokytųsi iš pavyzdžio žmogaus, kuris irgi pasiėmė Max ir ateitų prisijungti ir patirtų, kas tai yra. Tai ačiū Jums labai už pokalbį ir už įkvėpimą. Ačiū Jums.